Sveiki, dar nauja viena diena išaušo, 7:26, pusę laipsnių šilumos, o mes į darbus judam, varam. Rytinių vitaminų, o sveikai, va. Pusryčiai, va, turiu porą čeburekų mažikų, sulčių. Iš tikrųjų, atsigeriu sulčių, užkasiu ir lėksim ten. Bus įdomus automobilis. Jo. Žmogus klausia, ką manai apie mažalitražius, naujus mažalitražius variklius. 1.2, 1.5. Ką žinau, sunku pasakyti, pats kai eksploatavęs nesu, bet yra iš mūsų pirkę mašiną gerų metų, litrinis variklis 3 cilindrų. Tai po 3 mėnesių žmonės buvo atvažiavę, paskui buvo atvažiavę po pusmečio. Čia Volkswagen grupės automobilis, tai jie patenkinti. Apie laikymą tų variklių, tai čia vėl sunku kažką tai ir pasakyti, nes tas pats variklis, ta pati mašina. Vienam laiko ilgai laiko, o kitam, pavyzdžiui, nelaiko visai, visiškai nelaiko. Tai va sunku pasakyti. Iš bendros praktikos, tarkim, metų, 2 metų, tie mašinos senumo su tais mažais litražais. Tik tai gandai realios situacijos, nu sakau aš jums atvirai, be jokių užuolankų, realios gyvos situacijos, kad mažalitražis variklis naujai mašinai būtų užsilenkęs, neturėjau gyvos situacijos tikros. Kad ir va, 408, 1.2, nuvažiavęs 24 000 kilometrų ir pažįstamas turi tokį, mane atsimenu spalvą, įdomi labai. Tai 2 ar 3 metai su tokia mašina važiuoja, va su tokia. 3 gal. Tai keičia tepalus. Kas liečia variklį, keičia tepalus ir važiuoja, ir bus nuvažiavęs jis ten jau gal netoli 100. O kaip toliau bus, irgi nežinau. Bet dabar važiuoja viskas su juo gerai. Šitas Peugeot nuvažiavęs 24 000. Tai su juo dar ilgai, ypatingai tie, kas per metus 10 000 nuvažiuoja, tai 5 metus tai dar tikrai važiuoti gali. O kiek toliau, nežinau. Matysim ateity, kas bus su va tais va tokiais va varikliais. Va BMW 1.5 variklis, 150 000 pravažiavęs. Čia yra 3 cilindrų, 1.5 benzininis variklis su turbinom. 151 000 pravažiuotas, variklis dirba taip, kaip turi dirbti dabar, ir niekas ten, ne vienas varščiukas, niekur nieko nesukiota. Tai važiuoja. Ką čia dar turim iš pavyzdžių, kad pravažiavusi būtų
kad būtų pravažiavusių daugiau va iš tokių va. Kas? Peugeot 2008. 152 tūkstančiai. 1-2. 3 cilindrai. 150 tūkstančių nuvažiavęs. Variklis pas jį nesukiota varščiukai, niekas nedaryta, niekas kuriasi, dirba gražiai. Be jokių pašalinių balsų, garsų. O jeigu dirba gražiai, vadinasi viskas gerai. Tik tai reikia keisti tepalą. Keisti tepalą į tokį, kokį reikia. Ir dėti filtrus tokius, kokius reikia. Ir aš noriu kalbėti faktais ir to įrodymais, o ne gandais. Nu ir ką? Nu, driftinkit jūs su tais, su universalais, su hatchbackais, su visais tais, kurios neskirtos driftui. Dažniau mašinos ges, daugiau parduosim. Nu, gerai. Va ir su tokiu galima užsipjūklinti, su Tauranu irgi galima prasukti ratus gerai. Paminta gazą taip, kad juodi dūmai eitų. Varykit. O aš va su 1-2 važiuosiu gal savo ramiai, neperspausdamas variklio galimybių. Ir važiuosiu. Iki varom vieną aikštelę. Bom, 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 mes ir čia, mes ir čia. Mes prie Porsche. Va toks va Porsche Cayennas atsirado pardavime. Padengtas nano danga. Ratukai, antri ratai yra su žieminiam padangom, šitie su vasariniam. Šiaip nežinau, nėra prie jo čia prie ko prikipti, nes mašina tikrai labai geros būklės. Dizeliukas, europinė, Platinum Edition. Saloniukas visas gražus, niekur nenuspardyta, nenusėdėta, nenujota, juodas visiškai salonas, panoraminis stogas. Elektrinės sėdynės, autopilotai, šildomos sėdynės, važiavimo režimai, sportai, klimatas, medija, navigacija, žodžiu. Mygtukų čia netrūksta. Va čia jau netrūksta. Pilna. Ir čia dar prifarširavo. Porsche. Toks Poršiukas. Pilnos komplektacijos. 14 metai, 3 litrai, 108 kW, dizelis, automatas, 328 rida, 18700. Viskas yra, ko reikia. Ir ratai antri su žieminiam gerom padangom, ir vasariniai, ir visi kiti niuansai. Tai va, atsirado ir toks įdomus daiktas, o ypatingai užkūrimas tas su ta mašinikė iš tos pusės. Kaip žiguliai. Gerai. Apžiūrėjom, pažiūrėjom. Mersiukui B klasės pasikeitus kaina. B klasės Mersiukas 16 metų. 7,5 dizelis, 100 kW, 292 rida, 7,5 plius derybos. Šiaip gražus tikrai Mersiukas, tvarkingas, biškio vairuotojas sėdynės, va čia va, šitą va vietą gal paskirdus, o daugiau čia su juo yra viskas gerai, viskas liuks. Tai va, nu ką, Mersiuką dar aš susifilmuoju ir
lėkiam ten, nes jau 2 žmonės skambino, reikalingas, kad grįžčiau, tai kavytės atsigėriau čia, šnektelėjom, pabuvau truputį ir lėksim. Nu, čia dabar. Kas čia dabar? Kas mašiną man užrakina? Viskas. Šniūrinam. Atgal. Nu, grįžom. Ir tik grįžom. Ir iš karto naują mašiniuką. Va. 7 Golfas. Baltas, gražus 7 Golfas. Benzinas. Automatas. Ratukai. Žieminės padangos geros. Bagažiniai yra sudėtos vasarinės. Visos 4. Na, aišku, negi 3. Va. Šiaip, nu, tokių kosmetinių niuansėlių turi, bet ne tiek čia jų ir daug, kad tikrai pati parkuojas yra. Funkcija yra keilesas va Golfui. Nereikia rakto kaišiot niekur. Veidrodėliai šildomi, užlenkiantis, langai 4 elektriniai, ergonominės sėdynės, oda medžiaga, nesuplyšusios, nesudraskytos, nenudremšta. Mašina pravažiavus 255, bet tai viskas, dar tas salonas gyvas. Media navigacija, va, šildomos sėdynės, klimato kontrolė, automatukas. Va, svarbiausia, va, kad parodėt draugui. 13 metai, 1.4, 9 kW, benzas, automatas, 255 praliekus ir 6,5 pradinė, bet negalutinė kaina. Akinių dėklas yra. Pliusas. Tamsėjantis veidrodėlis, kritulių daviklis, muzikėlė groja, viskas veikia, tas, kas privalo veikti. Ai, čia dar yra jo servizo knygos, servizo istorijos, va, Volkswagen Infotainment, SD kortelė, šaldytuvas. Normali mašinėlė, podelių laikikliai, USB jungtis, AUX. Viskas, ko reikia. Benziniukas. Nu ką, aš jau jį ir susifotkinau, aš jau jį ir pafilminau. Dabar varysim pasistatyti į vietą. Čia, kur stovėjo Toyota Auris, žmogus paėmė, Toyota Aurisui bus pravarytas naujas technikinis, nes balandžio čia kažkelinta baigęs ir pamažinta gerokai kaina, nes žmogus nori parduoti, o ne pardavinėti. Pardavinėti pabandėm, nepaina, reikia parduoti. Gerai, einu pasistatau mašiniuką ir atsisėsti prie kompo, sukelti viską į internetinę erdvę. Jau. Daug žmonių, daug darbų. Negalėjau įsijungti kamerikės, parodyti, kas nutiko. Paėmė 2 mašinas prasivažinėti, apkeisti kažką kitką, vada, kaip tik žmogus rašė, tai ką, terminas tom neatėjo, kur iš aikštelės lauk išprašyti. Žmonės patys jau susivokė, kad, nu, 1,5 mėnesio niekas rakčiukų nepaprašė, tai, nu, vadinas kažkas ne taip. Nes žiūrėjusiu tą mašiną per nuotolį ar vietoj daug ir niekas nepaprašė raktelio. Vadinas kažko netinka, nu, o kas netinka? Viską galima parduoti, tik tai tam tikra kaina turi būti. Tai va, BMW GT 530 išvažiavo ir Seatukas išvažiavo, baltas. Jo, daugiau viskas savo vietoj.
Mašinas ištraukiam, varysim kitas į tas vietas. Atlaisvėjom, nelabai ir atlaisvėjom. Nuo gatvės įsivarėm į vidų dar. Dar biškį svečių turim žmonės lizingiuką žiūris, lėktuvai skraido, naikintuvai. O mes dirbam savo darbą. Nu ką, hebrytė? Gerai, išsivalėm. 7 Golfesteris išvažiavo. Rytą atvažiavo. Va į jūs nespėjot. Ir išvažiavo. 7 už 6000 eurų išvažiavo. 1.4 benzas, automatas. Šiaip ir tvarkingai važiavo, pats pasibandžiau. Ir ką žinau, ir netoks ir plikas ten buvo. Matėt. Gerai, nu ką. 1, 2, kaip ir 3 išvažiavo. 2 prasivažinėti, o 1 parduota. Jo, kažkaip savaitgalį buvo didelis kiekis parduotas mašinų, o dabar paprastom dienom va taip va po 1, po 2. Ai, nu tiesa, iš anos aikštelės vakar 3 mašinos parsidavė. Tai nėra blogai. 3 mašinos, jo. O čia pas mus jau jos taip brangin. Ir dar manau, kad šiandien gausim va tokį va M paketinį BMW 3 litrinį. Kažką tai va tokia. Su gražiu saloniuku ir už labai patrauklią kainą. Ką, gyventojų neturim dar? Ne, nėra. Dar nėra. Gal bus, o gal ir nebus. Žiūrėsim. Jo. Ką mes dar galim čia pasidaryti? Šitą reikės išvaryti lauk. Paims kažkuriam laikui irgi pasivažinėti. Ką mums reikia šitą ištraukti? 1, 2, 3 mašinas, tik tai čia tai reikia patraukti. Jo. Ir viskas. Tiek čia to darbo. Bet kada galim. Bet kada. Ir man keista dėl šito Jeep Grand Cherokee, kad jis dar čia. Gera mašina. Nu aišku, visada tai būna. Kai tu neturi kažkokios mašinos, tai kad ir šiandien nežinau, kiek jau buvo ir skambučių ir visa kita. Žmonės vienokios ar kitokios mašinos prašo, pavyzdžiui, dizelinės XC60 4 varomais 2.4. Neturim. O žinau, kai atsiras, stovės. Ir taip kažkaip dažnai. Ir kitas dalykas, sutapimas. Viena mašina parduota, būtinai tą pačią dieną ar net už kelių minučių atvažiuoja žmogus ir klaus, o kur ta mašina? Taip jau būna. Ir dažnai. Taip. Audelą. Jo, vėliavikės šiandien sugalvojom nešim ten ant žolės, arčiau gatvės, kad labiau atkreip dėmesį, tik tai reikės stovus, ne tuos tokius, ne platformas, o kuris įsmeigia į žemę, tik tai tokius gilesnius, konkretesnius. Labai atsiprašau jūsų. Pip, pip. Volvo V7 padarytas naujas lapas. Volvo V7 2.9 universalas, 2 litrai 100 kW, 5 cilindrų Volvo variklis, mechaninė greičių dėžė, 335 rida, 3.8 pradinė kainelė. Taip, kainelę persidarėm, įrašyti, uždaryti
Dabar einam prie mašinos, nunešti ir padėti. Pararararam, pararararam. Nu va, Volvikė, nu ko, V7, nesuprantu. Visas nupirkdavo dabar, o dabar nieko. Padangėlės gale. Kas čia išsirakinė? Tvarkingos solioniukas. Jo, padangos. Vasarinės. Visos 4. Nu, lubos tvarkingos, sėdynės tvarkingos. Ką žinau, nesuplyšę, biški čia gal pasitrynė kampas. Navigonas. Viskas kaip priklauso. Ir puikiai veikiantis. Su viskuom. 6 bėgiai, mechaninė. Tai va, einu šią dar kartą sufilmuosiu, įmesiu į kokį tiktoką. Nes iki sekmadienio, jeigu neparduosim, žmogus atvažiuos pasimti. Tai va, einam, padarykim tai. Vitaminų. Va. O čia jau ne pomidoro daržovių sultis. Turi ir tokių. Nu čia tai tikrai vitaminų dozė. Pomidorai, svagūnai, salierai. Kas dar čia? Česnakai, petražolės, čili. Tiesiog pasaka. Ir pavalgai, ir atsigeri, ir vitaminų gauni. Sveikata. Žmonių dar vaikštinėje. O valandų mes turim 17, kem 2. Dar viena aikštelė atvažiuoja 19 valandą X4 pasižiūrėti. O mes čia laukiam dar Volvo XC60 12 metų. Dizeliuko atvažiuoja irgi pasižiūrėti. Ir žinot, ką sugalvau? 6000 prenumeratorių proga. Žinot, kiek ištrauksim burtų keliu laimingųjų? Netgi 6. O prizas bus asmeninės civilinės atsakomybės draudimai. Labai geras prizas, ypač vasarą, kad kažko neprisidirbtumėt. O jeigu kažką prisidirbsit, tai draudimas atlygins. Liuks. Tai va, tokie va dalykai, dar žmonės vaikštinėje. Aš jau kaip ir apsitvarkiau viską, dar reikėtų tik tai gal išeiti ten Mazda MX-30, parsivaryti aikštelę atgal, už kurią jau palikti rankpinigiai. Laukiam, kada žmonės pasims, nežinau, gal čia savaitgalį gal atvažiuos, gal neatvažiuos savaitgalį. Kaip išeis? Nu ir apie šitą Mazdukę. Nu ką, aš taip ir galvau, kad čia pirks žmonės iš Vilniaus Mazdų gerbėjai. Sakė, mes su Mazda visada važinėjam ir Mazda perkam toliau važiuoti. Tai va, aš taip ir galvojau. Šiaip įdomus daiktas, gerai važiuojantis, praktiškai nauja mašina, tai tik balandžio mėnesį jai bus metai, tai dar metų net nėra. Ir šiaip įdomi konstrukcija, įdomi mašinikė, įdomios apdailos, kamštis. Čia kostiuminių kelnių medžiaga, oda šviesi, paneliai visi minkšti. Ir iš tikrųjų važiuoja taip švelniai. Va, dar ant elektros šiam 7 kilometrus galima nuvažiuoti. Ne šiaip sau. Tai va, važiuoja vien ant elektros, važiuoja ant benzino.
Hibridas. Medija čia visi tie naujos technologijos, asistentai. Žodžiu, įdomus daiktas. Kažkas važinėsis po Vilnių su ja. Šiandien vėl neišeis anksčiau 9 įkelt vidosiko. Vakar irgi grįžau į namus beveik 8 valandą. Ir dabar dar laukiu žmonių. Viena mašina atvažiuos pasižiūrėti, dar laukiu. Dar kitą mašiną atvažiuos pasižiūrėti, dar kažkas atvažiavęs vaikšto vieni kiti. Prasidėjo ilgi vakarai. Nu, praeitą vasarą irgi visą dirbom iki 9 valandą važiuodavau užsirakinti. Aišku, iki tų 9 aš jau būdavau sumontavęs ir įkėlęs, o paskui kitai dienai perkeldavau vakaro. Tai gal reikės pradėti vėl kažkaip tai į darbo pabaigą pradėti montuotis, kad kuo anksčiau įkelti, o kas vakariai vyks kitą dieną parodyti. Nes kitaip neįsivaizduoju, kaip. Nu, išlydėjau žmonės. Nežinau, atvažiuos dar kas neatvažiuos. Nes šiaip Google'ai rašo, kad mes dirbam iki 6. Bet tikriausiai, kad reikės pakeisti laiką, nes dabar iki 7:30, kiek tų valandų dabar mes čia turim? Ai, 6:30. Dar šviesu. Tai va, nežinau, kaip čia susikonstruoti, kad čia neapsigyventi. Iš ryto iki pietų, per pietų siestą, nuo pietų iki vakaro. Nu, kažkaip tai taip. Nes dauguma žmonių po darbo baigia darbus, grįžta į namus, ten pavalgo, nu ką, veikiam, ką. Varam gal mašinų pasižiūrėti. Taip, taip vyksta. Lygiai taip pat kaip ir mes, va, grįžti į namus ir kažkur dar sugalvoji, nusimaudai, pavalgai, nu ką veikiam, o gal ten va paliekiam. Nu, dėja. Taip yra ir tu čia nieko nepadarysi. Ir jeigu mes nedirbsim, kažkas kitas dirbs. Žmogus važiuos kažkur tai kitur. Na taip. Gerai. Raktai sudėti. Dar reikia patikrinti, ar užrakintos mašinėlės, dangus labai gražus. Ir jaučiu, kad rytoj vėl saulytė bus. Tokia raudona leidžias. Tai žmonės šitą žiūrėjo ir šitą žiūrėjo. Beje, RAV4 šiandien buvo tikrino specialistas. Tai anei viena kėbulo detalė nedažyta, varžtai jokie nesukinėti, korozijų kažkokių tai nėra, klaidų, sako, kompą prisijungiau, sako, nesuprantu. Ar blogai kas nors, bet ne vienos klaidos. Gyvi parametrai yra klaidos, jokios klaidos. Gera mašina. Aišku, jeigu jin būtų parduotuviai, nu, būtų automobilių pardavyklai, ten, kur gražios grindys, plytelės, lubos gražios, apšvietimai, su baltiniais baltais visi vaikšto, ar su šviesiai mėlynais, tai gal ją jau būtų senai nupirkę, bet būtų už brangiau pirkę. Tai koks skirtumas, jeigu žmogus gauna tą pačią mašiną, tą pačią, lygiai tą pačią mašiną už net ne keliais šimtais, o kur kas daugiau ir pigiau. Kur kas daugiau sutaupo, tai norėjau pasakyti. Tai pradėjau ją judinti smarkiai, vieni, kiti, treti, penkti, tai manau, kad nebeužsistovės. Juolab, kad tikrai gera, teisinga mašina, ne servizo lankytoja. Nu ką, o pusryčiam pasilikau, va dar kibiniuką mini, šokoladą, džiovintų bananų, sulčių, daržovių.
Visko yra. O čia dar dovanų gavom iš kažko tokyvą su uogytėm. Ir kavos dovanų šiandien gavom. Ir viniuko kažkokio, kurio negalima rodyti per televiziją. Slėpti turime. Slėptis. Turime slėptis. Nepasakot, negerti, nerūkyti, nesikeikti. Vat ir kovojam už tai prieš kiek čia tų metų, prieš 30 metų. Už tai kovojam, ar ne? Už tai, kad tą turėtumėm. O, pasaka, liuks. Kad siauras gatvės turėtumėm, kur prasilenkčia žmonės, vienas kitas rašo kelias, kur buvo atnaujintas Molėtų Utena, kad išpylę naują kelią buvo platesnis, dabar susiaurino, kad 2 fūros veidrodėliais daužos. Va už ką kovojam. Jo, sakysit, nei tu kovoji, nei ką. Ne, man dar daug metų nebuvo. Vairuotojo pažymėjimo dar neturėjau, negalėjau niekur nuvažiuoti. Nors Žigulys kieme stovėjo. Ir motociklą, mopedą turėjau. Nenuvažiuosi juk pakovoti su tokia transporto priemonė. Aišku, su autobusu galėjo, bet nuo kur vaiką tau vieną išleis. Gerai, viskas, chebrytė. Susivakarėjo visai. Šiandien tiek. Mes susitiksim rytoj, važiuosim į vieną aikštelę. Ten vietų kol yra, tai šiandien vėl papildymas, nežinau, 3-4 mašinos gautas. Naujas pasižiūrėsim. Pas mumis irgi, šiandien žadėjo dar vieno atvažiuoti, bet neatvažiavo. Tai tikriausiai atvažiuos rytoj, niekur nedings. O aš su jumis jau norėčiau ir atsisveikinti, eit susikelti, ką prifilmavau, sumontuoti, dėti, kad pamatytumėt. Ačiū jums, kad esat, kad žiūrit. Ačiū jums už komentarus. Ačiū už tai, kad prenumeruojat. Ačiū kanalo nariams. Ir laikykit kardaną. Mes susitiksim rytoj. Iki.